vakarų Instagram'e buvau uždavus klausimilką, kur nuvažiuoti, ką pamatyti apie Kauną. Tai va, labai džiaugiuosi, kad daug kas sureagavo, daug kas parašė. Nors vėjuota, bet oras vis tiek gražus, saulutė. Tai kažkaip noris tom dienom kažkur nuvažiuoti, matyti kažką, aplankyti, pasivaikščioti. Nes tas išsivaikščiojimas labai padeda, ėjimas atpalaiduoja. Tai va, žiūrėsim. Svarbu man nuvažiuoti ten, kur yra atodanga, kur šviesos daugiau. Žiūrėsiu, pažiūrėsiu, kur jūs čia parekomendavot. Ačiū Jums. Su Agnyte atvažiavom į Žiegždrių pažintinį taką. Dabar einam čia. Tai faina, kai gali pagal vandenį eiti, ne, tokia atodanga. Labai smagu. Žiūrėsim, kiek čia jie ves, kiek nuves. Kaip gražu. Taip. Vaikštam, labai gražiai čia. Biškai žiūriu dar kitą vietą. Kur pakeliui mums toliau važiuoti, nes Kadagių slėnyje mes jau buvom praeitas iki, ir praeitą video minėjau. O dabar, kaip sakant, čia vat netoli buvo ir šitas parkas, bet praeitas iki... Per vėlų jau buvo. Per vėlų buvo, norėjom daugiau saulės. Ir va taip gavos, kad mes praeitas iki sakėm, atvažiuosim kitas iki, ir jūs vėl paminėjot, pasakėt, kad tikrai verta čia užsukti. Fainai tie takai. Jo, labai faina. Kopiam dabar į kalną aukštai, ne tiek jau aukštai. O jau tiek tu užlipom, ir toliau lipam. Medinis takelis baigės, dabar einam miško taku. Bet irgi smagu, o ko ne? Irgi matos vandenukas, saulelė šviečia. Viskas matosi. O ko daugiau reikia žmogui iki laimės? Fainikas, kad šiandien taip saulėta. Aha, čia vėjas dabar neužpučia, tai fainai. Labai gerai. Biškai apsimelavau. Medinis takelis ir toliau čia tęsis, tai vienu žodžiu. Ir taip, iki taip, ir jau niek neapsakysiu, pasivaikščiosim, važiuosim kitur. Fainai, kad tęsiasi. Jo, fainai. 1,5 km. Tai biškai padarėm ratą, tai mes neisim daugiau, tai virš 3 km padarysim. Tai va, kaip fainai, ne? Fainai atvažiavai, čia va tiek prasijai ir labai gerai. Gerai, dabar grįžtam tą 1,5 kilometrą ir važiuosim toliau dar. Oi, kokie didingi. O tai? Jau labas. Jūsų. Labai gražiai. Zuliukai. Antra mūsų vietikė pelkės. A, nepaspausuk čia, kad matytus ten man baltą, matai? Ne, tai tu neuždenk. A, va, matos jau. Labai gražiai iš čia atrodo. Norėjau ir nufilmuoti. Ir užkandas pasiėmėm. Jo, bulvyčių vėl kavos. O kodėl ne? Paprastai ir skanu. Mums patinka. O ką mums daryti, jei mums patinka? Pamatė mudvi suolelį, reik prisėsti. O kogi ne, tokioj gražiai vietikiai. Veiduką biškį pašildyti saulutėje, kad įgautų gražios spalvytės. Ir mėgaujamės šią akimirką. Ate, tuo susitiksim. Nu, parodysiu dar takelį. Palauk. Va, tęsiasi takelis. Gerai, einam pasivaikščioti toliau. Koks vėjas užkilo, ne? Vėjas plaukus kėdena, nieko čia tokia, ne? Bet taip linksma buvo, ne? Jautėmės kaip karuseliai. Važiavome į kitą stotelę. Kažko navigacija mumis pavedė. Nežinau, kur atvažiavam. Jau į antrą tašką važiuojam. Į sodus atvažiavom. Sodai kažkokie, nu matau, ten kažkur Marios gal ir yra. Bet kaip mums rasti? Ten, kur mums reikia. Kai bevedam, taip nesąmoninės mums atvedė. Bet gerai, čia tos Marios yra, o man dabar ruoda važiuoti čia. Ne, bet čia net ne Marios. Nu, pažiūrėk, čia yra, ne, čia Žiriukas, čia Marios. Kodėl toks atstumas? Nežinau. Taip, Google ten gražiai parodyta, kaip kažkokioj Nidoj. Jachtos, viskas. Nu, kur mums jas rasti? Kauno Marių regioninis parkas tipiški kitur ir yra. Galų gale atvažiavom į Kauną jachtklubą. Čia labai fainai. Jo, ir čia labai gražu, ir takeliai pasivaikščioti. Tik tiek, kad jau mums vakaras, jau pusė 7. Jo, labai šalta. Tai nežinau, kiek mes čia nueisim, bet dar kažkiek apsižvalgysim ir manau, kad dar atvažiuosim čia po tos takus pasivaikščioti vėliau. Galų gale, po mūsų visų važinėjimų, atvažiavom su Agnyte pavalgyti vakarienės. Dabar va sriubytė, Agnytė irgi. Tai pavalgysim, paskui dar antrą patiekalą. Gali papasakoti, ką nors? Pristatyk, ką valgai? Makaronus.
Su sūriu. Su batatais, kalakutiena. Skanausidamas. Skanausi. O, kokie aktoriai, kokie gražus. I'm Adam Sandler with my friends. Today we're shooting another movie. Išaugau rūbus, pama. Visi tokie gražus. Tinka, jam pirmiausia yra. Jo, jam tinka. Vis tiek tinka. Vis tiek gerai atrodo. Galiu pasaulio pažiūrėti, kaip atrodo iš šono. Toks kalsanas. Tai normaliai. Man sunugrinėjama kaip 2000-ieji. Jo. Gerai, uždėsi ten tą. Gerai. Tai dar gražiai. Kokie susiderinę. Ką, tu filmuoji? Jo. Aš pozuoju, aš irgi pasubscribinau jūsų kanalą. Aš irgi pasubscribinau. Jeigu aš žiūrėjau video. Aš irgi, jeigu jūs to dar nepadarėt, pasubscribinkit. Gerai, ačiū už palaikymą. Tavo porcija. Einu savo porcijikį. Šiandien vėl graži diena ir mes su Agnyte atvažiavom į Ąžuolyną. Valandėlį. Daug syk mes pasirodo pro čia pravažiuodavom, bet nežinojom, kad čia yra Ąžuolynas. Vaikštom dabar, kol dar saulė nenusileido. Apsuksiu ratą. Lipsim šiandien, sportuosim, ne? Kaip tik aš pasiruošęs aukštukai. Jo, labai gerai. Jinai taip pasiruošė pasivaikščiojimams, kopiam. Dabar čia gražu, čia tam parke, eini takų takeliai. Įsivaizduoju, kaip čia vasara gražiai. Nu, pavasarį, kai sužaliuos. Rašo daug visokių augaliukų. Bet mes išvažiuosim, kai bus tie augaliukai. Bet ir pas mus labai gražu. Kur tik tai gamta, augalų, ten gražu. Aš kai mėgėja, tai man pasaka. Apsuksiu čia ratelį. O kogi ne, ko neparodžius, kaip gražu. Kas norėsit pasivaikščiot, kviečiu į Ąžuolyno parką. Agnė ant solelk visi, nes jins aukšta kulniais išėjo pasivaikščioti. Aš nežinau, aš taip miegu, aš pavalkiu ir mane tiek miegas apėmė. O Jėzau. Bet saka, kai pavalgai nemiegot reik, o praseit ir išjudint viską. Net viskas gerai, aš tik šiaip dalinuosi. Dalinuosi savo emocijom. Tai pailsėk. Jau pailsėjau. Na dabar kaip tik man šitą. Pamiegoti, ne? Labanaktis. Žinai tokį multiką? Gal tau dainelę padainuoti? Žinai? Lopšinė. Bet tu žinai tokį multiką? Nežinau. Aš tai žinau, ten buvo toks zuikis, kur neleido miegoti. Palieko šagnį. Einu aš toliau vaikščioti, gana čia mieg. Labanaktis. Ate. Ir kitko išbandysiu ir aš. Kaip gera. Nors kažkiek pasimėgauti kažkuom tai. 6 valandą Agnė ten turi susitikimą. O aš dar po senamiestį pasivaikščios, kol jin ten bus susitikime savo. Draugė. Business women's, two women's. Juokauju. Kokios gražuolės dvi. Nu nebėkit. Gero kelio jums. Ir tavo, Agnytė. Šiandien atvykom į Panemunės Šilą, labai džiaugiuosi, kad čia atvykom. Ačiū visiems, kas parašėt tokią vietą. Tai va, eisim prasivaikščioti, o dienos grožis ir viskas čia tikrai kurortinė vietikė, ne? Hello. Ėjom su Agnyte Panemunės Šilą taku ir priėjom 3 mergelių tiltą. Ir dabar čia kopiam į kalną tuo tiltu. Tai fainai čia. Gražu. Tai va, ten toli dabar eisim ir smagu. O pareisim pakalnant. Bus labai gerai. Ir jėdėt galėsim. Tai va, vėl einam toliau gražiu Panemunės Šilo takeliu. Pasivaikščiam, pasisakėm valgyti. Ir dabar mes va čia taip gražiai su Agnyte pasiklojam pleduką ir valgysim. Žiūrim, ką mes pagavom. Čia tavo tikriausiai. Nes kažkoks patiekalas. Mano kažkoks baklažans. Mano sočiau, mano kukuliai sočiau. Tavo ir su tokiu vaizdeliu mes čia. Kai gražiai čia medžio šaknis. Aišku, gal tie medžiams nėra gerai, bet gražiai atrodo. A, ne. Ir tu labai gražiai tame peizaže čia atrodai. Ačiū labai. Čik, nuotrauką padariau. A, Jėzau, mama, negerai. Kažkaip tu nuėjai saugiau, dabar... Ai, gerai. Labai gražu, ne? Labai gražu. Pažiūrėkit, kaip apšviesta.
Kaip gerai prisėdu. Taip, tai noriu čia pasėdėti ant tų šaknų. Kur akmenis, šaknis, medis, smėlis. Ten man patinka. Liuks pasipūt, kas čia vaikšto, tai žinokit, kad labai smagu. Kaip paukščiukai čiulba, kaip jau girdis. O va ten, kaip gražiai saulė. Koks grožis. Pasaka. Visiškai. Pasakėlė. Šiandien ate. Iki. Labas. Kol esam dar Kaune, sakom, išvažinėsim visas vietikės, kur mums prirašė Instagramui, ką aplankyti. Tai va dabar atvykom į Kačerginės pažintinį taką. Tokioj va prie upės. Ir paskui darysim dviračių takų, jau vėjom, darysim. Ką ten tikrini? Lentelės matau. Kaip tau smagiai? Kaip tau smagiai? Ar čia reikia vieną akį užmerkti? Ne, nebūtinai kaip jaunuoju taip. Nu, vienu žodžiu, iš arčių vandenį pamačiau. Kokie faini inkiliukai. Geras, kaip gražiai atrodo. Parodyta net kokie paukščiukai, kokiam inkiliukė gyvena. Įsiamžinsim šiandien. Ir čia labai gardu. Labai gardu. Va, tai kaip tai gardu čia? Kiek žinių? Iš mūsų eterio. Labai gardu, aš dar neragavau. Tikras gardėsis. Viskas daugiau nieko nepasakysit. Taip gardu, šita sriuba labai gardi. Apsakyti nebegaliu. Kaip valgom. Pasivaišėm Sagnit po Akropolį, apsipirkom, ko reikėjo. Labai džiaugiuosi, gavau gražias 2 basutes. Baltus džinsus nusipirkau labai gražius, labai ieškojau, labai norėjau ir radau. Dabar mes čia mėgaujamės su desertais ir su kavytė. Agnė tiramisu čia visą dieną labai norėjau. O aš vėl pasėmiau sūrio pyragėlį, kavytės ir va taip mes čia pasibūsime. Reikia mums dirbti nuo žolės, nupirkti labirintus, ten parvežti kupolą. Turim dar reikaliukų. Greit išvažiavome į sodybą, tai prieš darbus, labai gerai prieš lauką darbus susitvarkyti nagus, nusidažyti, va tokia gražia vietinė spalvyta. Tai, manau, viskas bus gerai ir gražiai atrodysiu ir galėsiu rovėti, tvarkyti ir nagučiai bus tvarkingi. Padarė man manikiūrą, dabar va tokia vietinė spalvytė. Iš maždaug tos spalvos neišlipu raudona, šitiek biški kitaip raudona, dabar yra vietinė. Nu ką padarysi, kad aš taip mėgstu tokią spalvą. Grožimės šiltu oru, gražia gamta ir kur mes vėl žadam dar važiuoti į Kačerginę, nes prytas iki biški ne viską apėjom, kavinukės neaplankėm, ten norėjom pavalgyti, taip išbandyti, sakė, ten faina pasibūti. Atvykom į Kačerginę, į Kačerginės kavinę, tokius gražius patiekaliukus valgysim. Agnytė iš vis baklažanų užsisakė. Su daržovėm ryžiais. O aš čia kepsnį su įdarytų feto sūriu ir špinatais. Visiems skanaus. Pasivalgysim ir eisim dar pasivaikščioti čia visur pagal upę ir dar praleisim paskutinį vakarą. Tada važiuosim į sodybą, į savo darbelius ir bus naujas etapas.